Sporto klubas. Krepšinis grįžta namo. Sveiki radijos stoties FM99 klausytojai. Eteryje Sporto klubas, kuriame nuo šiol kiekvieną antradienį apie artėjantį Europos krepšinio čempionatą kalbėsime mes, aš, Agnė ir mano kolega Balys. Labas, Baly. Labas, Agnė, sveiki visi klausytojai. Taip, iš tikrųjų, krepšinio šventė artėja ir nors oras pas mus šiandien atšalo, tačiau mūsų širdys tikrai ne. Taigi, kaip ir minėjo Agnė, mes kalbėsime apie krepšinį kiekvieną antradienį. Ką mes galime jums pasakyti naujo? Iš tikrųjų, turėsime daug svečių, kurie krepšinį žino tikrai daug. Taip pat prisiminsime, kas buvo istorijoje, tai yra praeityje, mūsų geriausios ir pačios įsimintiniausios pergalės. Na ir taip pat turėsime prizų, tačiau apie juos papasakos jau Agnė. Taigi, šiandieną mes jums siūlome galimybę apsilankyti Dainavos kino teatre ir neiti filmą Šalutinis efektas. Kad gautumėte šį pakvietimą, jums reikės atsakyti ganėtinai paprastą ir turbūt didžiai daliai lietuvių žinomą klausimą, kiek kartų Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė yra tapusi Europos krepšinio čempionatų nugalėtoja. Į šį klausimą visos laidos metu galėsite atsakyti skambindami numeriu 77711, Alytaus kodas 8315. Bet mes čia susirinkome ne tik prizų dalinti, iš tikrųjų šiandien šioje laidoje išgirsite bendrą informaciją apie artėjantį krepšinio čempionatą Lietuvoje, akcijos Varome už Lietuvą tikslus, miestiečių nuomonę apie artėjantį įvykį mūsų mieste ir visoje Lietuvoje, taip pat atversime pirmąjį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pergalių istorijos puslapį ir trumpam nusikelsime į 1937 metus. Irgi mes turime vieną klausytoją, taip? Mes klausome jūsų. Ir koks jūsų vardas? Juozas. Taip, Juozai. Taigi, kiek kartų mūsų rinktinė yra tapusi Europos čempionė? 5. 5 kartus Europos čempionė. Juozai, atsakymas nėra teisingas. Ačiū, bandykite kitą kartą. Taip, galbūt dar šią valandą, jeigu rasite teisingą atsakymą, o visiems kitiems būtinai dar patarime šią valandą suskupti ir laimėti pakvietimą į kino teatrą. Na, o kol kas pertraukėlė. Sporto klubas. Labas, mes jau čia. FM99. Taigi mes turime dar vieną klausytoją, kuris bandys atspėti, kiek kartų Lietuva yra tapusi iki šiol Europos čempionė. Sveiki. Sveiki. Koks jūsų vardas? Aidas. Taip, Aidai, malonu, kad klausote ir iš tikrųjų jūs esate šiandien jau antras, kuris mums paskambinote ir jūsų koks yra spėjimas? 3 kartai. 3 kartai. Ar mes teisūs, Agnė? Taip, tai yra teisingas atsakymas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė čempionė yra tapusi 1937, 1939 ir 2003 metais. Reikia tikėtis, kad laimėsime ir šiemet. Taip, na, o sveikiname jūs, Aidai, taip? Taip. Taigi, tikimės jūsų sulaukti čia jau artimiausiu metu ir pasiimti būtent mūsų prizą, kuris ir jums atitenka šiandien. Sporto klubas. Krepšinis grįžta namo. Ar lauki čempionato? Labai. Gal pats dalyvausi, eisi žiūrėti rungtynes? Taip. Kurias būtent? Stengsiuos į Lietuvos. Ar žinai, kiek Lietuva kartų yra tapus Europos čempionė? 3. Pirmą kartą 1937, tada vyko Latvijoje beras čempionatas, tada Kaune 1939 ir tada Švedijoje 2003. Man patinka krepšinis, Nes aš esu lietuvis. Artėja krepšinio čempionatas Lietuvoje, ar laukiate jo? Be abejo, visi laukia. Ar manote, kad tai, kad atvyks daug fanų, padidins jūsų pajamas, jūsų pelną čia? Mūsų, manau, ne. Toj srity tai tikrai ne, bet aplamai tai be abejo, kad padidins. Laimėsiu mylimą komandą, jie gal daugelių pirks. Kažkaip abejoju. Gal krepšininkų nepapirks gėlėm, žinau. Tai neturite tokios vilties, kad... Ne, dėl šito tai vilties mažai. Ar galvojate eiti kurios nors rungtynes stebėti? Manau, kad aš tai ne, aš prie televizorius pažiūrėsiu, o vaikas tai ko gero jis. Kiek kartų Lietuva yra tapus Europos čempionė? Europos čempionė, kokius 3 kartus gal. Argi turite savo krepšininkus mėgstamus? Jonas Valančiūnas. Taigi čia visų dievaitis dabar, jeigu NBA paėmė, tai ką čia? Jaunas, gražus, aukštas. Ai, kad jaunas, tai viskas tvarkoj, kad gražus, tai jau man senai beviltiška, bet perspektyvus vaikis, gerai. Žadama ateitis gera. Kodėl jums patinka krepšinis? Tai kad čia Lietuvos antra religija, kaip sako, visiems. Tiek ir jūsų sūnui patinka ir turbūt... Sūnus tai fanas, baisulinis. Jis netgi sėdėjom, žiūrėjo šitus visus ir atspėjo pogrupius, kaip dalino ten tas pristatymas, kaip buvo. Taigi grįžtame į eterį, girdėjote dviejų mūsų miestelėnų
atsakymus į mūsų užduotus klausimus apie artėjantį krepšinio čempionatą, apie tai, ar jie laukia jo, ko tikisi. Taigi, tačiau turbūt visiems yra įdomu, kaip viskas vyks čia Lietuvoje. Europos krepšinio čempionate susirenka stipriausios žemyno valstybių rinktinės. Jis rengiamas nuo 1935 metų ir vyksta kas 2 metus. 2005 metų pavasarį Lietuva oficialiai gavo teisę rengti šį čempionatą. Eurobasket 2011 yra didžiausias krepšinio renginys Europoje per visą istoriją. Pirmą kartą jame dalyvaus 24 stipriausios senojo žemyno komandos, kurios iš viso žais 90 rungtynių. Rugpjūčio 31 rugsėjo 18 dienomis bus kovojama ne tik dėl čempiono titulo, bet ir dėl kelialapių į Londono olimpinės žaidynes, kurios vyks 2012 metais Londone. Grupės varžybos vyks 4 Lietuvos miestuose – Alytuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Atkrintamosios varžybos bus rengiamos Vilniaus Siemens arenoje, na, o kas taps naujaisiais Europos čempionais paaiškės Žalgirio arenoje Kaune. Taip pat planuojamojo, kai varžybas tikrai bus laukta daug iš užsienio svečių, taigi Lietuva maždaug gali atvykti apie 30 000 svečių iš užsienio. Nu, o visame pasaulyje varžybas stebės apie 170 milijonų gerbėjų, tai iš tikrųjų galite įsivaizduoti, koks tai yra masto renginys. Na ir visiems organizatoriams talkins 1500 savanorių armija. Bus taip pat zonos, kuriuose vyks krepšinio turnyrai 3-3, galima bus bandyti įdėti į krepšį, taip pat bus siūloma laimėti įvairios čempionato simbolikos ir taip toliau. Prieš 4 metus Ispanijoje, kai šeimininkai galėjo pasitenkinti tik antrąją vietą, buvo parduota daug bilietų, tačiau ne visi. O šiame čempionate jau yra parduota beveik visi bilietai į visas rungtynes. Taigi, tai tik rodo, kad mes mylime krepšinį. Galime dar tik pridėti, kad kasdien vyks po 3 rungtynes, o ekrane, kuris bus prie arenų, bus transliuojamos 2 rungtynės iš gretimai esančių aikščių, o vienerios be abejo bus mūsų Lietuvos rinktinės rungtynės. Taigi tempas bus išties nemenkas, jį atlaikyti galėsite tik pasirengę gerai. Taigi mes galime pasakyti tik tiek, kad ruoškitės kartu su mūsų laida ir mes pasistengsime suteikti visas karščiausias informaciją ir visas karščiausias naujienas apie šį čempionatą ir apskritai apie turbūt šios vasaros krepšinį. Kaip žinote, naujienų yra tikrai daug. Mes tapome neseniai pasaulio čempionais ir tikėkimės, kad mūsų